Sveiki, ragų ieškotojai, seniai nesimatėm. Šiandien atvažiavau į visai nežinomą mišką pasivaikščioti, paieškoti ragų ir žiūrėsim, ką rasim, ar ne? Šiaip miškas, kiek teko googlinti, yra labai didelis. Yra kažkokie kaip sengirė, kaip tyras. Nelabai supratau, bet kažkas panašaus. Atrodo visiškai nepaliestas. Na, aišku, matosi, viena kita kirtavietė yra. Yra tokių gražių kanalų, palei kuriuos turėtumėm kažką rasti. Bent jau aš taip įsivaizduoju. Minusas vienintelis tas man šiandien, kad yra sniego ir šviečia saulė. To aš visai nenorėjau, bet Klaipėdoj saulės kol kas nebuvo ir sniego nėra. Tai va, su tokiomis pirminėmis žiniomis mėginam paeiti pagrindiniu keliu, pasižiūrėti, kur galima kokį tarpelį, kurį mišką įlysti. Mėginsiu galbūt mažiau šiandien šnekėti, daugiau parodyti. Ir tikėtis, kad GoPro eilinį kartą prie +2 neatsijunginės. Taigi, gražios dienos jums, gražios dienos man, puikių įspūdžių ir susitinkame jau įėję į mišką. Pirma vieta, kurią pastebėjau, einant ieškant kur įlysti, tai galimai šėrykla, o prie šėryklų vyksta veiksmas. Tokia mini kirtavietė. Kol kas ant medelių ragų nubraižymų nėra. Šėrykla. Kamerų nesimato pastatytų medžiuose, bet manau vis dėlto kažkur yra ir stebi, kaip žvėris ateina pasimaitinti. Tolėliau miške pastebėjau galbūt galimai dar vieną buvusią seną šėryklą, galbūt bokštelis kažkoks tai. Štai ten einam ir pažiūrėsim. Kaip žemaitė sako, einam paveizėsam, kas ten gul, kokis ta pagalis, koks lents. Nu, panašu kaip ir buvusią kažkokią tai šėryklą. Panašu. Seniai sugriuvusi. Šaltokoka, vėsoka. Nors ir +2, bet šiandien gūsiai didesni, vėjas taip pat puikiai jaučiasi miške. Tas yra irgi negerai. Nenoriu peršalti, nors ir turiu dabar 3 laisvas dienas. Tačiau norisi gražiai išvaikščioti, nepasigauti slogų. Ir einant ir tokių gražių vaizdų, surasti galbūt trofėjinį ragą. Bet žinot, daug nori, mažai turi. Geriau nenorėti, nesitikėti. Bet aišku, viltis vis tiek yra. Bet reikėjo savo raganą raktų pakabukų palikti namie. Praeitą kartą
Žmona sako, palik tą savo ragelį nuo raktų pakabukų namie. Rasi ragą. Palikau, radau. Sekantį kartą visai buvo sutapimas visai ne į temą, kad nepalikau ir radau. Čia tokie prietarai seni ar kas. Tačiau neįsivaizduoju, kad daug lemtų toksai dalykas. Manau, tiesiog sėkmė ir viskas. Nors ir tokie jaunuolynai, kirtavietės, bet šiame miške tenka pastebėti, kad visiškai apipelkyje. Kad yra labai daug pelkių. Ir sunku bus pereiti. Nors ir su botais, bet nenori rizikuoti eiti čia. Eisim čia. Šiandien dar žiūrėjau ryte prieš išvažiuojant vaizdelį, kaip vieno žmogelio senelis mokino, kur ieškoti ragų. Pamoka labai paprasta buvo jiem. Ieškoti ten, kur mažiausiai tikiesi. Pasakymas toks. Kur mažiausiai tikiesi rasti. Na, aš miške mažiausiai tikiuosi rasti tokiuose šabakštynuose. Nes kuo toliau einu, tuo labiau man čia panašiai į visišką pelkę. O panašiai į visišką pelkę žvėris mėgsta pelkes. Bet klausimas, ar aš gražiai tomis pelkėmis praeisiu. Nes dėl to aš per pelkes einant sniego ir nemėgstu, kad negaliu įvertinti pagrindo. Nu, kad čia žvėrių yra, matosi. Takų matosi išmindyta. Žvėrių kakučių nerandu kol kas. Kad tai rodytų, kad visai neseniai praėjo. Nuo medžių sniegas tirpsta. Gražėja viskas.
galėtų aplamai visai greitai paduoti daugiau šilumos ir nutirpdyti sniegą. Tas man būtų didžiulis pliusas. Ir tiesą sakant, po sniegu, jeigu šakos bus išlindusios, aš jų nelabai įmatau. Iš tikrųjų, kiek aš jau pradedu galvoti, čia man labiau bus ne tai, kad ragų paieška, o tiesiog išėjimas pasivaikščioti į mišką. Nes visai neseniai buvo vaizdelių, kad pradeda elniai mesti. Pagal kai kurių pasakymus elniai dar neturėtų mesti. Prasidės salė balandį ir panašiai. Bet kaip sakoma, būk mandras ir tu pamatyk visame šitame baltame grožyje tą, dėl kurio mes šiandieną čia ir atvažiavom. Pavyzdžiui, kaip pamatyti apsnigtą. Jeigu jisai stovi ragais į apačią, yra didokas ir išlinkęs, sutinku, aš jį pamatysiu. Bet jeigu jisai stovi šakomis į viršų ir jisai nėra didelis, tai tada klausimas. Kaip? Nebent po medžiu guli, kur sniego nėra. Perėjau per kirtavietę, išėjau į atvirą pušyną. Pagal savo praktiką, ką šitam atviram pušyne aš galiu surasti, tai geriausiu atveju briedžio ragą. Bokštelis priekyje, reiškia, medžioklės čia vykdomos. Reiškia, žvėrių čia turi būti tikrai daug. Bet kol kas neužėjau nei vienų šviežių pėdsakų. Nepamačiau kol kas nei vieno žvėries. Ne viskas prarasta, diena ilga. Pliusas medžioklės plotuose ieškoti ragų yra tai, kad žvėrių tai tikrai yra. Minusas medžioklės plotuose
ragų ieškoti, tai kad didžiąją dalį vis tiek medžiotojai apeina, yra lankytinos pakankamai vietos. Ir gali būti taip, kad ne vienas ir ne du žmonės praeina tokiais miškais, taip pat ieškant ragų. Bet vienas ir vienintelis dalykas, kurį aš visą laiką pasikartosiu. Jeigu išgėrė tarą, pasiimkite mašiną, išmeskit. Guli savo vandenėlyje. Nebūkit kiaulės. Nes pastaruoju metu, vaikštant po daugybę įvairiausių naujų miškų, po senus miškus vaikštant, randu begalės šiukšlių. Aišku, jos visos, kiek randu, netelpa į mašiną išvežti. Na, bet geriau nemėtykit, mėly žmonės. Susirinkit, išsivežkit. Tai tikrai nėra sunku, daug vietos neužima. Ir savo ir gamtai gerą padarysit. Na ir užėjau. Griovys. Medžioklės linija, bokšteliai. Kirtavietės. Ar jau verta rankom trinti, kaip sakot? Ar dar šiek tiek palaukti? Atsisuku į miškelį, eidamas palei kanalą, žiūriu, stirnos šokinėja. Stirnos, elniai. Pirma mintis kokia, pamatei? Eik ten, kur yra žvėrių. Gal tada kažką pavyks rasti. Nes pliusas tas, kad šitokiuose kirtavietėse jos ateina maitintis. Ten, kur jos maitinasi, kartais būna pasibrūžinimu. Kur būna pasibrūžinimu, ten būna ir ragų. O kur ragai, ten laimingi ragų ieškotojai. Taigi nieko nelaukia, randam kažkur tai brastą, kur galima praeiti, kuo normaliau, ir traukiam paskui kanopinius. Na va, sėkmingai perėjus į kirtavietę. Matau, kad tai visiškas marmalynas. Pradedam. Na, šitame marmalyne dabar reikia pamėginti rasti vietą, kur jie maitinasi. Tada pasižiūrėsim. Aišku, nepamirštam dairytis. Ir nepamirštam ne tik kirtavietę pažiūrėti, bet ir kirtavietės šonus.
ir tokias vietas, kur mažiausiai tikiesi. Aišku, kai mažiausiai tikiesi, randi ir bambalių. Kaip prieš tai minėjau, nu chebra, nu susirinkit tuos bambalius, šiukšlės, viską. Nes būna labai dažnai, kada ir žvėris išnešioja, kur dar į kokią skardinę ir galvą įkiša. Tai negerai. Iš toli matau įtartiną objektą, panašų į ragą, bet priėjus 100% duodu, tai bus nevykusiai nulūžusi ir nukritusi šaka, kuri labai panaši į ragą. O tokių apgavyščių pilna. Eini, jau tikiesi, jau širdis pradeda plakti stipriau. Ir atrodo, tu jau radai, bet pasirodo, tai miško išdaiga mum, ragų ieškotojam. Man atrodo, mane reikės praminti ne ragų ieškotojų, o šiukšlių ieškotojų. Kiek einu per mišką, bambaliai, padangos ir visokie kitokie šiukšlių būreliai, krūvelės, žodžiu. Atvažiuoji pasigrožėti miške, kuris tikrai gan toli nuo gyvenviečių. Bet atsiprašau. Ir toli išveža šiukšlės į mišką. Kaip Kostė pasakytų, nu zašibys žmonėm. Pasirinkau eiti šiuo kitokiu žvėrių išmendžiotų taku palei kirtavietę. Takas neblogas, vietų pilnai praeiti, šalimais kelias, pušynas. Bet keista, kad tokiam pušynė nėra nukasytų ragų žymių. Kažkas vėl pasibaidė skosti per kirtavietę. Galvoju, gal reikės dar užeiti ten, bet pradžiai žvalgyba čia. Atvirai pasakius, aš labai nemėgstu vaikščioti per kirtavietės, nes tai ne man ir tai vargina. Pamatyti čia kažką tais sunkoka, sakykim. Ir plius tai, kad niekada kirtavietėje nesu radęs nieko. Tai gal iš tikrųjų dėl to ir nepatinka.
Nu, ikoną aš jums galiu papasakot. Jeigu taip atvirai, tai ragų neradau. Žvėrių porą pamačiau sudinių. Užėjau į tokį pelkyną, per kurį trauksiu link mašinos. Visko būna. Gal dar ir pasiseks. Bet vaizdelis jau, manau, pakankamai ilgas. Bus ką pažiūrėti. Ir šitoje vietoje atsisveikinu su jumis. Jeigu patiko vaizdelis, paspauskite nykštuką, paprenumeruokite ir pasidalinkite su draugais. Man kaip kūrėjai taip svarbu, jūs tai žinote, o mes jau susitiksime greičiausiai vėlyvą rudenį. Aišku, dar įmesiu keletą vaizdelių iš prieš tai buvusių ragų paieškų, taigi iki greito.